šiandien nėra saulės, bet oras nuostabus Vilniuje prisnigo, tai kalėdų laukimas darosi dar ypatingesnis. Ir šiandien jau 11 kalėdų laukimo diena ir su mūsų Tupperware advento kalendoriumi tai darosi labai smagu ir labai greita. Ir nežinau kaip jums, bet man tai netgi ir įdomu laukti tų kalėdų ir kiekvieną dieną jum į dėžę vis kažką paslėpti. Ir šią savaitę mes dėžėje slepiame ne šiaip gaminius, apie kuriuos norėtumėm tik papasakoti, mes slepiame specialius šios savaitės pasiūlymus. Kai kurių gaminių yra daugiau, tai jų užteks ir visai savaitai, kai kurie jau baigėsi. Pirmadienį mes paslėpėme 750 ml eko gertuvę ir jau pusę turimo kiekio, turėjom 3000, tai iš tikrųjų labai daug, pusę turimo kiekio jau pardavėme. Pirmadienį vakare paskelbė oficialų Tupperware CE pasiūlymas, Peacemaker 3,4 dėžę tokią talpę, kur 2 kg miltų telpa, arba daug ryžių, arba daug kruopų. Tiesa, mes įsitaisėme naują mikrofoną, tai tie, kurie klausot, parašykite, ar gerai girdisi, ar geras garsas, kad mes galėtumėm juos naudoti susirinkimuose ir jūs mus girdėtumėt ne kaip iš skardinės, o girdėtumėt, gerai, normaliai, kad iš tikrųjų mes galėtumėm geriau bendrauti. Taip, jeigu kalbant apie Peacemakerius, 3,4 litro dėžėje pardavėme jau beveik 1000, tai labai didelis kiekis, bet žinau, kad dar jų yra, tai galima drąsiai juos siūlyti kitiem, nes labai gera kaina, labai geras turis, labai kompaktiškumas geras, viskas škaip reikia. Antradienį dėžėje paslėpėme Blossom dubenėlius, kuriuos jau pardavėm, Blossom dubenėlių nebeturim. Trečiadienį dėžėje paslėpėme Gorijos dėžutę. Gorijos dėžutė dalis parduota, dalis yra graži sumuštinių dėžutė. Mano pačios mėgstamiausios dėžutės yra austriukai, aš jų turiu labai daug ir visokių. Turiu rankiniai, turiu šaldytuvę, turiu spintelį, turiu stalčiui su įvairiausiais segtukais, gumytėm ir taip toliau. Labai gerai dėžutė. Ir vakar paskelbėm dėžutę su skiriukais, kuri labai paklausy, jų sparčiai mažėja kiekis. Tai jeigu jums reikia dėžutę su skiriukais, paskubėkit. Na ir kągi mes paslėpėme šiandieną 11 dėžėje. Labai gražios spalvos. Keliaujame į virtuvę ir jūs pamatysite, kasgi mūsų štai šitoj dėžėj. Garsas geras, tai parašė. Parašė, kad girdisi. Girdisi. Tai gerai. Svarbiausia, kad gerai girdėtųsi. Kad tik girdisi neužtenka, reikia, kad gerai girdėtųsi. Taip, sprendžiant pagal tai, kas stovi čia šalia, jūs turbūt supratote, kad mano dėžėje šiandieną yra Samba stiklinės. Samba stiklinės tai tas gaminys, kurio aš turiu turbūt daugiausia. Ir tie, kurie dalyvaudavo mano Tupperware mylėtojų tikruose, ne virtualiuose susibėgimuose, matė, kad aš stalčioje turiu tokias piramidės. Va taip sumautų stiklinių, nežinau, turbūt 50. Nes anksčiau aš pirkdavau vienkartinės, kaip ir daugelis iš jūsų, pirkdavau tas popierinės ir galvodavau, kad jos mažiau teršia gamtą, bet pasirodo, jos irgi padengtos ant tokia medžiaga, kad jos pusė gyvenimo yra išmestos. Kitas dalykas, tai yra pakankamai dideli pinigai. Ir vieną kartą ėmiau ir nusprendžiau, kad aš galiu sau leisti įsigyti 50 stiklinių. Ir kai būna koks Tupperware mylėtojų susibėgimas, ar pas mane ateina draugai, ar mes važiuojame kažkur tai gamtą, aš visada pasiimu daug tokių stiklinių. Kodėl būtent šitos, ir kodėl būtent Samba, ir kodėl būtent Tupperware. Samba stiklinė, turbūt, kai aš prieš 23 metus pradėjau dirbti Tupperware, jau jinai buvo štai tokios formos. Ir jinai visada tokia buvo, tik tai keitėsi spalva per laiką, bet forma ir funkcionalumas išliko tas pats. Jinai pagaminta taip, kad jo paviršius yra, korpusas yra toksai mažom bangytėm. Ką tai duoda, jeigu jūsų vaikas paima didesnis, pavyzdžiui, paims taip stiklinę, mažesnis paims 2 rankytėm, ir tie pirštukai labai gerai atsigula į bangelės, ir ta stiklinė neslysta rankomis, nes išorė stiklinė yra matinė, vidus stiklinės yra slidus, labai gerai laikyti. Ir man vienas turbūt iš pačių didžiausių pliusų yra tas, kad aš galiu, čia aš ką tik užviriau vandenį, aš galiu pilti karštą kavą arba karštą arbatą į stiklinę ir laikyti rankose kiek tik noriu. Mano stiklinė neperkaista taip, kad aš nebegalėčiau, matot, garuoju, laikyti rankose. Pabandykite tai padaryti su bet kokia netupperwarinė stiklinė. Iš tiesų tai bus iš karto, jinai bus karšta ir iš karto bus sunkiai paimama į rankas, nes jos moment perkaista.
Štai yra maloniai va laikoma rankose, tai aš susipilus karštą kavą ar arbatą, savo galiu maloniai gurkšnoti. Vienkartinės stiklinės iškart perkais, jos netgi pradės paprasčiausiai, kaip pasakyti, tysti, formą pradės keisti, nes karštam gėrimui jos daugiausiai skirtos šaltam, o jau reikia pirkti brangesnės, tada jos būna skirtos karštam. Kodėl aš vengiu vienkartinių stiklinių, ypatingai plastikinių visokių, todėl kad jos yra pagamintos iš pačio pigiausio plastiko su visokiom priemaišus, tada padengtos plėvele. Ir jeigu jūs geriat kažką karštą, bet kaip aš šiuo atveju susipiliau karštą vandenį elementariai, ta stiklinė, ta plėvelė dingsta ir visa chemija keliauja į jūsų maistą, gėrimą. Kitas dalykas, jeigu geriat alkoholį, jisai iškart suardo visą tą plėvelę. Ir jūs, aišku, alkoholis taip nėra turbūt sveika, nors sako dabar prieš virusą reiktų biškį kalti, bet dar plius gaunate papildomai chemiją. Trečias dalykas, jinai nestabili. Aš su vargu žiūriu, kai vaikų būna gimtadienis ir jiems duoda tas vienkartinės stiklinės, jos minkštos, jas sunku paimti, o jeigu perkat tas kietesnės papirinės, tai jūs išleidžiate iš vis kalną didžiausią pinigų. Ką aš visiems rekomenduoju, įsigyti stiklinių bent jau tiek, kiek jūsų šeimoje yra narių ir kur be važiuotumėt, kur be keliautumėt, pasiimti savo stiklinę. Šitas stiklinės mes labai naudojame ir namie, ypatingai kai vaikas buvo mažesnis, aš būdavau namo parsinešusi visada didelį kiekį tų stiklinių ir kai ateidavo draugai, aš taip pum, pastatau tuntą stiklinių, pastatau ąsotį su vandeniu ir kur jie būtų lauke ir viduj, jie puikiausiai gali įsipilti ir atsigerti gėrimą. Jos labai lengvai plaunas, labai lengvai šluostosi ir jos yra labai gražios. Dabar mes turime tokį asortimentą. Tu aš papasakosiu apie ką ir kaip noriu uždengti dangtelį, todėl aš pilsiu vandenį, bet va, matėte, aš su jumis bekalbėdama puikiausiai laikau stiklinę tiesiai verdančio pripilto vandens. Pabandykite tai padaryti su bet kokia kita stiklinė ir pamatysite skirtumą. Dabar aš pripilsiu šalto vandens, su tikslu, kad parodyti dangtelių tipus ir parodyti dangtelių sandarumą. Šitos dvi stiklinės, va šita alyvinė ir šita, aš benusakau, čia oranžinė rožinė, jis sakė rožinė su oranžinė gaidele. Va šitas varinkinukas, jisai turi štai tokius dangtelius, kurie turi silikoninę skylutę. Silikoninė skylutė skirta tam, kad jeigu aš noriu gerti, aš galiu įsistatyti šiaudelį. Bet jeigu aš noriu paprasčiausiai vežtis, tas skylutės sandariai užsidaro ir jau niekas neišbėgs. Jeigu aš norėsiu gerti, pavyzdžiui, duodu savo vaikui, ir noriu, kad jis neišpiltų gėrimą begerdamas, arba jeigu jūs turit ligonį lovoje, kuris irgi galbūt ne taip patogu gerti iš puodelio, arba tai vyresnio amžiaus žmogus, kuriam irgi nepatogu pakelti ir atsigelti iš puodelio, jūs galite įstatyti šiaudelį. Tupperware turi savo asortimente labai gražius šiaudelius, kurie gali būti trumpesni ir ilgesni, bet čia ne šiaudelį tema. Ir aš turiu va štai gėrimą su šiaudeliu. Jeigu jisai ir pavirs ant šono, taip gali koks lašiukas nutekėti, pavyzdžiui, jūsų vaikas gėrė ir bum, ant lovos numetė. Bet per tą šiaudelį jums tai pavirtus neišbėgs, nes kai pavirsta stiklinė, nėra galimybės. O taip, jeigu, aišku, apversite ir laikysite kažkurį laiką, o to pradės per tą šiaudelį bėgti. Bet jeigu pavirtus jūs laikysite, tai jums tikrai neprisitaškys visi namai, taip kaip paprastai pavirtus stiklinę. Ir viskas jūs gerite. Taip gali gerti jūsų vaikas. Taip galite gerti jūs kokteilį kur nors lauke, labai patogu gerti. Kai būdavo laikai, kai galėdavom susibėgti visi kartu ir, pavyzdžiui, užsikaiti karštą kubilą, mes merginos susėdami kubilą, įsipilam ko nors tauraus ir va taip kaip stiklinę paleidi, tiek kiek pripilta gėrimą, tiek jinai ir plaukio. Ir visų stiklinės plaukio ir mes savo puikiausiai vakarojame, nesvarbu kas ką gertų, ar vandenį, ar sultis, ar kažkokį tai kitokį gėrimą. Ko negalime uždaryti gazuotų gėrimų. Tai šampano ir kokio limonado neuždarinėkit, nes dangtelis nešus. Tai ką mes siūlome jums šiandieną? Mes siūlome jums šiandieną rinkinuką. Iš 2 stiklinių turime tų rinkinių tik tai 150 su labai gera nuolaida. Viską gaus vadovės tik pasibaigus eteriui, laišką jau parašau, tai iš karto persiųsiu. Štai toksai rinkinukas yra su labai gera nuolaida. Dangteliai su skylutė, šiaudelis tinka įstatyti, ima tiek, kiek turi šeimos narių ir dar daugiau. Turime dar iš katalogo likusių šitos 2 kainuoja 19 eurų už 2 stiklinės ir tai yra normali kaina jų, kad jos kainuoja 19, šitos kainuoja beveik per pusę pigiau, šiek tiek mažiau negu per pusę, gal 40% nuolaida. Ir šitos 2
Jos yra vienodų spalvų oranžinių, mes jų turim apie 50. Tai kas nori būtent tokios spalvos, oranžiniai rožiškos, tai imkite šitą. Ir turim dar vienas variantas stiklinių, jų yra apie 180. Tai yra variantas su pilnu dangteliu. Jeigu jūs neplanuojat gerti su šiaudeliu, jeigu jūs norit stiklinės, kurią laikys šaldytuve, arba šiaip atsigerti, aš, pavyzdžiui, nesu mėgėja gerti per šiaudelį, aš labiau mėgstu gerti šitai. Bet čia kiekvieno pasirinkimo sako, kad moteris, kuri įsidažiusi lūpas, jai geriau gerti per šiaudelį, tada jinai netaip nuvalgo savo lūpas. Šitas stiklinės mes turime irgi pardavime, viena stiklinė kainuoja 4,5 €. Jas galime įsigyti po vieną, tai pavyzdžiui, jeigu jūs įsigijat kažkiek su dangteliais, su skylutėm, galite papildyti kitą kiekį be skylučių, čia jūsų laisva valia. Tai toks mūsų stiklinių asortimentas. Tikiu, kad mes šiandieną pradžiuginom jūs, nes aš jomis džiaugiuosi ir visiems nuoširdžiai rekomenduoju. Tikrai labai geras daiktas, ypatingai jeigu turite vaikų, tai jums privaloma turėti, o ir jeigu mėgstate keliauti, jums irgi privaloma turėti. Jeigu mėgstat kur nors susibėgti pliaže su draugais ir smagiai leisti laiką, jums irgi privaloma turėti. Turėkit savo, turėkit draugui, kad nereiktų pirkti vienkartinių, nereiktų teršti gamtos ir nereiktų išleisti pinigų. Paskaičiuokit, kiek kainuoja vienkartinė, tai šitos atsipirks labai greitai. Tai, ką aš dar turiu dėžiai? Dėžiai aš turiu prizą. Šį kartą reikėjo vakar sudalyvauti virtualiame mūsų sausio mėnesio didžiųjų savaičių pristatymo susirinkime ir parašyti, ką jūs norėtumėte rasti dėžėje. Kokia yra šiandienos užduotis, tuo jūs irgi sužinosite. Bet aš traukiu laimėtoją. Nu va, šitas lapelis man užstrigo už rankos. Ir tai yra Žydronė ir Mindaugas Mačiūnai, bent jau tai pasivadinę Facebook'e. Tai jiem atkeliaus gertuvė. Žydronė, parašykit, prašau, jeigu jūs demonstruoto savo demonstruoto numerį, kad aš jums galėčiau įdėti šitą gertuvę. Ir kokia yra užduotis šiandieną? Aš ant rankoje laikau koldūnų spaustuką ir tie, kurie vakar dalyvavote virtualiame sausio didžiųjų savaičių pristatymo susibėgime, girdėjote, už ką jisai ir kodėl jisai ir kam jisai. Jisai yra dovana nuo vakaro iki pirmadienio ryto kiekvienam startuojančiam naujokui. Tai yra papildoma dovana prie vedimo krepšio, jisai dar savo užsakymę ras štai šitą koldūnų spaustuką, jeigu jisai startuos nuo vakaro iki pirmadienio ryto. Mes neplanuojame spėti 50 savaitės prekių išsiųsti demonstruotam, nes turime tik pusantros dienos pakavimų. Taip, galbūt kažkas tai spės gauti, bet tikrai ne visi. Bet naujokus aš supakuosiu pati ir kiekvienam įdėsiu štai šitą spaustuką, tie, kurie startuos nuo dabar iki pirmadienio ryto ir jie visi tikrai gaus savo prekes iki kalėdų. Tai jūs galite raginti savo kandidatus, kuriem norėtumėte suteikti tą galimybę, kad jie gali registruotis, jie gali dargi suspėti kalėdiškai apsipirkti ir pradžiuginti savo šeimą. Tai jūsų užduotis yra tokia, paraginti bent 3, aš nepatikrinsiu, ar jūs paraginate ar ne, bet jūs paraginkite bent 3, tai jūsų sąžinės reikalas, ir komentaruose parašykite, kad o, puiku, paraginau 3, ir tie, kurie paragins 3, šį kartą nereikia spėti, kas bus rytoj dėžėje, nes jau jūs rašėte savo noruose tą dalyką, kad ką norit, kas čia būtų, tai vienas iš tų dalykų papuls į dėžę, bet jums reikia tik paraginti 3 ir parašyti jiem, kad dabar švenčių proga aš noriu tau padovanoti puikų koldūnų spaustuką, su kuriuo galėsi pasidaryti kūčiom koldūnų svogūną. Bandėte daryti kūčiom koldūnų svogūną, padarykite tą pačią tešlą, kurią aš dariau vakar. Miltai, druska, aliejus ir verdantis vanduo. Iškočiokit. Formuokit štai šitų, nusipirkite, galite nusipirkti jau paruoštą aguonų mišinį, suspaudžiat, garuose pagaminate ir tai yra tobulas kūčių patiekalas, kuris atitinka visus reikalingus kūčių standartus. Taigi, rašot savo draugam, pažįstamiem arba tiem, kuriem norėtumėt pasiūlyti tą galimybę, bent jau 3, rašot man, ne mano komentaruose po šitų renginių, kad parašėt. Ir rytoj dalyvausite koldūnų spaustuko loterijoje. Tai rytoj, šeštadienį ryte, susitinkam kaip visada apie 12 valandą ir pamatysite, ką rasime dėžėje rytoj ir kokį pasiūlymą turėsim rytoj. O aš bėgu vadovėms siųsti laiško ir prašykite, kad jos persiųstų jums. Iki!